Man rodos, didžiausias dabar iššūkis visiems specialistams yra tai, kad atsirado AI-us būtent. Iš esmės, dirbtinis intelektas bus toks kaip sinonimas, nežinau, kompiuterio ar interneto. Tai reiškia, tai bus tiesiog integrali dalis tai, ko mes darom. Ir jisai nežmoniškai greitai tobulėja, lygiai taip pat tam tikri kanalai pradeda nebeveikti, tam tikri kanalai veikia, naujos platformos atsiradinėja. Ir tai nebus atskirta. Čia dirbtinis intelektas, čia ne dirbtinis intelektas. Jeigu tu bandai perprasti vieną kanalą paprastai, tu nebespėsi to padaryti, todėl, man atrodo, reikia grįžti vieną žingsnį atgal ir suprasti bendrus kūrybos ir analitikos konceptus, kažkokias gerasias praktikas, universalias, kurias tu gali aplikuoti nesvarbu koks kanalas, nesvarbu koks įrankis. Ir, man atrodo, Creative Performance kursas būtent tai ir duoda. Ir dėl ko aš esu ramus, kad mokiniai, mokydamiesi šitam kurse, tas žinias turės ir jie bus ramus, kai jie grįž į savo įmonės arba ras naujas įmonės, kur tas žinias ir panaudos.